tai geras ženklas ir reiškia, kad renginys visai pavyko. Visiškai mūsų renginio pabaigai turim ne mūsų renginio temą, bet turbūt natūralu, kad virdami, gyvendami savo profesiniai srity, savo lauke, negalim užsisklęsti ir negalim nematyti to, kas vyksta aplinkui. Tai dėl šitos priežasties turim svečią. Perspėju iš karto, yra pažadėta ir mūsų svečias turi išvažiuoti laiku iš čia. Tai 17:05 šita sesija ir pasibaigs. Aš pasižadėjau padaryti viską, tai ir darysiu. Dėl to baigiu šnekėti. Kviečiu daktarą Liną Kojalą pasidalinti savo įžvalgomis ir parodyti mums platesnį pasaulį, ne tik kelius. Ačiū labai. Ačiū labai už pakvietimą. Tai turiu turbūt 35 minutės pasistengti, kad jūsų šypsenos dingtų iš veidų, nes turbūt baigti konferenciją apie geopolitiką yra šiek tiek rizikinga, nes aš ir pavadinime pabrėžiu žodį rizikos ir tik tai tam, kad šiek tiek jį pabalansuočiau, dar paminėjau ir galimybės. Bet aišku, daug kalbėsiu apie problemas. Tai savęs gal labai nepristatinėsiu, bet mano darbo ašis yra tarptautiniai santykiai ir saugumo politika, taip pat dėstau universitete, bet tuo pačiu mano išsilavinimas yra iš dviejų sričių, iš politikos mokslų ir iš verslo. Tai manau, yra jungtis, kuri šiandien yra labai reikalinga, nes didžioji dalis geopolitinių sprendimų veikia verslą, verslas veikia geopolitiką ir norint rasti efektyvius sprendimus įvairioms problemoms, matyt, kad ta jungtis taip pat yra būtina tuos sprendimus konstruojant. Tai man atrodo, kad tai yra prasminga ir naudinga, tai gal kažkiek atsispindės ir mano pristatymė. Tai čia tokia visiška PR skaidrė, bet jos tikslas turbūt irgi pabandyti pasiųsti žinią, kad savo kalbėjimą bandysiu, kiek man išeis, kiek man pavyks atspindėti tai, kaip aš suprantu vakarų šalių svarstymą apie kai kurios šiandien mus kamuojančius iššūkius ir problemas, nes akivaizdu, kad situacija klostosi labai dinamiškai, viskas vyksta labai greitai ir vien to, ką rašėme ar kalbėjome prieš 2 metus, norint suprasti šiandieną nepakanka. Tai pabandysiu kiek įmanoma integruoti ir tai. Bet pradėsiu šiek tiek nuo tolėliau. Nuo klausimo, kaip mes čia atsidūrėme. Kaip atsidūrėme dabartinėje geopolitinėje situacijoje. Ir čia tikrai labai trumpas ekskursas į praeitį, į istoriją. Yra labai sunku matuoti galią, bet ją galima bandyti matuoti politikoje, vertinant 2 labai elementarius ir suprantamus kriterijus. Tai yra, kiek valstybės skiria gynybai, iki Antrojo pasaulinio karo sakydavo karybai, vėliau po Antrojo pasaulinio karo staiga visos ministerijos persivadino į gynybos ministeriją, nes visi jau tik tai ginasi, bet esmė nuo to nesikeičia. Ir aišku, koks yra ekonomikos dydis. Tai jeigu žvelgtume į 19 amžių, į jo antrąją pusę, mes matytume, kad pasaulyje dominuoja, aišku, Europos valstybės, bet tuo pačiu matome, kad yra kelios veikėjos, kurios yra daug maž panašios pagal šitos 2 kriterijus. Ir tai gali būti pavadinta galios koncertu, tam tikra balanso forma, kai neleidžiant nei vienam iškilti pernelyg kitų atžvilgių, sukuriamas stabilumas. Ir iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėtume į 19 amžių, nubrauktume Napoleono karus ir keletą kitų konfliktų, jis santykinai buvo mažiau kruvinas Europoje negu ankstesni laikotarpiai. Tai šitokia sistema kūrė tam tikrą balansą ir stabilumą. Aišku, jis labai greitai pasikeitė, po mažiau negu 100 metų mes turime visai kitokį pasaulį, po 2 pasaulinių karų, šaltasis karas, 2 dominuojančios galios, Jungtinės valstijos ir Sovietų sąjunga, nors beje sovietai niekada pagal ekonominį kriterijų Jungtinių valstijų nebuvo paviję. Geriausiu atveju, geriausiais metais įvairiais skaičiavimais siekia apie 50% Jungtinių valstijų ekonomikos dydžio Sovietų sąjungos ekonomika. Bet kuriuo atveju akivaizdu, kad visos kitos šalis nuo subyrėjusios Britanijos iki, aišku, save atkurti bandančios Vokietijos negalėjo nei iš tolo lyginti su šitom 2 veikėjom. Na ir tada baigėsi šaltasis karas, mes turime dar vieną naują realybės paveikslą, iš daugiapolio pasaulio perėjome į dvipolį pasaulį, o iš dvipolio pasaulio perėjome į pasaulį, kuriame ir yra tik tai viena veikėja labai aiškiai išsiskirianti kitų atžvilgių, ir tai yra, aišku, Jungtinės Amerikos valstijos. Ir kadangi šita skaidrė rodo konkrečiai 2008 metų situaciją, gal tuo ir verta pabaigti. Nes, kasgi galėjo pasikeisti per mažiau negu 2 dešimtmečius. Bet turbūt jaučiame, kad tų pokyčių yra, todėl ir verta klausti ir antrojo klausimo, tai kur esam šiandien. Ir vis tiek tas klausimas norom nenorom grąžina mus į Jungtinės valstijas, nes turbūt Donaldas Trumpas
yra tas asmuo, kuris tik padidino dėmesį valstybei, kurioje ir taip jo netrūko. Ir jeigu pasižiūrėtume į ekonomiką, turbūt galėtume pažvelgti vieną konkretų kriterijų ir įvertinti, kaip jis pasikeitė per keliolika dešimtmečių. 1990 metais, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę ir gimiau aš, Jungtinių valstijų bendrasis vidaus produktas, nominalus dydis šios valstybės sudarė 26% pasaulio ekonomikos. Šiek tiek daugiau negu 26%. Ir galite akimirką pagalvoti, kiek Jungtinių valstijų ekonomika, vertinant nominalius dydžius, sudarė praėjusiais metais. Nebūtinai įvardinti garsiai, bet tiek pat. Pasakojimas apie Jungtinių valstijų silpnėjimą, jisai turi argumentų. Jeigu įveščiau perkamosios galios pariteto aspektą, palyginčiau kainų skirtumus, Jungtinės valstijos nebūtų didžiausia pasaulio ekonomika, ją pralenkė Kinija, bet vis tik tai Jungtinės valstijos nesumažėjo pagal šį mano rodomą kriterijų ir vis dar išlieka dominuojančia pasaulio ekonominė galia. Tačiau aspektu lyg ir jokių didelių pokyčių neįvyko, mes toliau galim kalbėti apie Jungtinių valstijų dominavimą. Gynyba. Tai yra pasaulio gynybos stačiakampis pyragas. Ir jo didžiąją dalį sudaro Jungtinės valstijos. Jungtinių valstijų gynybos išlaidos sudaro 37% pasaulio gynybos išlaidų, vertinant nominalius dydžius. Visos kitos valstybės sudaro 63%. Antroje vietoje esanti Kinija atsilieka gerokai, o tą reikia dar pagilinti šitą aspektą tuo, kad gynybos išlaidos turi labai stiprų akumuliacinį efektą. Labai staigiai daug išleisti pinigų nepakanka tam, kad tu susikurtum pajėgumus, reikia juos investuoti daug ir nuosekliai. Jungtinės valstijos pagal šį kriterijų nepralenkiamos, nes gynybos išlaidos labai didelės, labai ilgą laiko tarpą, kai tuo tarpu Kinija po truputėlį vejasi, bet nuo labai žemo atskaitos taško. Pagal šį kriterijų Jungtinės valstijos irgi yra nepralenkiamos ir tą galima geriausiai matyti pažvelgus į jos galios projekciją. Jungtinės valstijos išlieka vienintelė pasaulio valstybė turinčia globalią galios projekciją. Tai reiškia, tai yra vienintelė šalis galinti savo karinius raumenis naudoti iš esmės bet kuriame pasaulio kampelyje per labai trumpą laiko tarpą. Geriausia to iliustracija yra lėktuvnešiai, kuriuo amerikiečiai turi daugiau negu 10. Su visa palyda lėktuvnešis yra gerokai daugiau negu daugelio valstybių karinė galia, kaip tokia paėmus visą turimą karinį arsenalą. Ir tie lėktuvnešiai labai lengvai juda po visą pasaulį ir gali leisti naudoti jėgą, jeigu to reikia, arba grasyti jėgą ten, kur to reikia. Tai čia Jungtinės valstijos irgi yra nepralenkiamos, jokia kita pasaulio valstybė to negali sau leisti ir vargu ar ketina artimiausių metų užimti šitą poziciją, nes Kinijos ambicijos, ko gero, yra šiek tiek labiau lokalizuotos. Ir tai, kad Jungtinės valstijos dominavo ir išlaikė tą dominavimą, leido sukurti tam tikrą stabilumą. Ta hegemonija, ar baigėsi jį ar ne, galbūt galime svarstyti, bet jį leido sukurti tam tikrą stabilumą, kurį įrodo šita labai plataus spektro tendencija. Tai yra didžiųjų galių tarpusavio karinių konfliktų skaičius, vertinant 25 metų laikotarpius, nuo pat 16 amžiaus iki dabar. Ir ačiū Dievui, kad didžiųjų galių karų mes neturime, nes puikiai suprantame, kokios galėtų būti to pasekmės. Ir aišku, prie to prisidėjo esama, galiojanti, veikianti, kad ir trukinėjanti saugumo architektūra ir sistema. Taip pat ir žuvusiųjų kariniuose konfliktuose skaičius yra dabar daug mažesnis negu kadaise. Šita statistika rodo laikotarpį nuo 89 iki iš esmės šių dienų. Jie apriepia tik tai po šaltojo karo pasibaigusi laikotarpį. Bet čia mes matome, kad iš esmės pasaulyje kariniuose konfliktuose žūstančių žmonių nebuvo labai daug. Jų buvo ir kiekvienas yra per daug, bet jeigu ištęstume grafiką dar ilgiau, matytume, kad iš esmės 21 amžius ir 20 amžiaus pabaiga buvo labai taikus periodas. Kas yra blogai? Blogai, aišku, šita tendencija, kurios nemažą dalį, mums savaime suprantama, sudaro melsva spalva, kurią, aišku, užpildo Europa ir kurią, aišku, užpildo Rusijos vykdoma agresija Ukrainoje. Tad viena vertus tendencija gera, čia beje Ruanda, kita vertus situacija yra tokia, kuri turbūt verčia mus sunerimti, ar pavyks tą išlaikyti. Todėl yra bet.
Bet susideda iš kelių elementų. Aišku, globalių rizikų, kurias mes nagrinėjame kiekvienais metais ir kurias aš čia išrašiau pasinaudodamas Pasaulio ekonomikos forumo naujų tyrimų. Jis yra grįstas įvairių sprendimų priėmėjų, įvairių šakų sprendimų priėmėjų apklausomis. Ir kai buvo klausima, kokios didžiausios rizikos yra 25 metais, jie įvardijo tarp valstybinius karinius konfliktus kaip rizika numeris 1. Mes tą matome jau šiandien kaip realybę, aišku, Rusijos kontekste, bet kuriuo atveju tai yra ir tolesnė rizika, kuri galbūt gali eskaluotis anot žmonių, kuriems reikia priiminėti sprendimus. Vėliau, čia šiek tiek galbūt skaidrė išsiskaidė, bet yra ekstremalūs orai, susijęs su klimato kaita, geoekonominė konfrontacija, yra muitai ir trukinėjimas globalios prekybos, ir daugybė kitų veiksnių susijusių su dezinformacija, visuomenės polarizacija ir panašiai. Tai yra tos rizikos, kurias šiandien bando valdyti sprendimų priėmėjai ir kurias, aišku, vizualiai galime pamatyti čia. Ir papildant, turbūt paminėti dar ir dirbtinio intelekto aspektą, kuris pastarosiomis dienomis sužibo naujomis spalvomis, kas turėjote Nvidia akcijų, turbūt išgyveno tam tikrą emocijų laikotarpį ir blogesnių emocijų ir paskui gal šiek tiek geresnių emocijų, bet tai turbūt irgi yra viena iš iliustracijų tiek paties technologinio aspekto, tiek geopolitinio to dėmens, kai Jungtinėse valstijose matoma, kad Kinijos sukūrėmi modeliai galbūt yra pranašesni, tą mes traktuojame ne tik tai kaip technologinę konkurenciją, bet ir kaip labai svarbu geopolitinį veiksnį. Bet kokias 3 geopolitinės rizikas norėčiau skirti aš ir šiek tiek plačiau aptarti. Pirmiausiai tai ką ir užsiminiau. Nepaisant Jungtinių valstijų dominavimo, nepaisant to stabilumo, nepaisant mažėjančio arba nevykstančio didžiųjų valstybių tarpusavio karų aspekto, mes turbūt jaučiame, kad kažkas nori esamą sistemą, esamą tvarką, esamą tam tikrą taisyklių rinkinį sugriauti. Ir dažnai yra kalbama apie 4 vadų susibūrimą į bendrą terpę, kuri meta didžiausią iššūkį vakarams. Blogio ašis, ar kaip beskambiai mes tą pavadintume, yra tai, ką šiandien galime matyti kaip esminį iššūkį tai galiojančiai sistemai, kurios viena iš didžiausių naudos gavėjų, aišku, yra Lietuva ir kitos nedidelės valstybės. Čia keli pavyzdžiai, be to, kad Šiaurės Korėjos kariai kažkodėl šiuo metu yra Ukrainoje ir netoli Ukrainos, Rusija taip pat yra pagrindinė Šiaurės Korėjos artilerijos gavėja. Be Šiaurės Korėjos Rusija negalėtų tęsti karo tokia apimtimi, koks jisai vyksta pastaraisiais metais. Ir čia atsiranda ir tam tikras, mano vadinamas, Korėjų paradoksas, nes Pietų Korėja taip pat davė daugiau artilerijos sviedinių Ukrainai negu visos Europos šalis kartu sudėjus. Netiesiogiai, nes Pietų Korėja negali to daryti tiesiogiai, kai kas Pietų Korėjos paprašė tą padaryti. Ir tai nebuvo Vokietija, ir tai nebuvo Prancūzija, tai nebuvo Italija, tai net nebuvo Lietuva. Kinija, Rusija, jų tarpusavio ryšiai taip pat stiprėja. Kinija, aišku, yra vienas iš svarbiausių veiksnių leidžiančių Rusijai išvengti arba šiek tiek sumažinti sankcijų kaštus. Prekybos apimtis tarp šių dviejų režimų per pastaruosius 3 metus nuo 21 iki 24 išaugo 50%, bet čia verta paminėti ir tam tikrą netolygumą. Rusijai Kinija yra neišvengiamai esminė partnerė, Kinija ir Rusija yra svarbi partnerė, reikšminga partnerė, bet tikrai ne pirminė partnerė, ypatingai ekonominio bendradarbiavimo prasme. Vis tik dydžių skirtumas čia vaidina vaidmenį, todėl aš čia jau po truputėlį užsiminsiu apie tai, kad šitas ketvertas, kad ir kaip bendradarbiautų ir kaip aš bandyčiau parodyti, kad jie turi vis daugiau bendrumų tarpusavyje, tuo pačiu turi daug skirčių, nesutarimų ir abejonių vieni kitais. Na, o paskutinis aspektas – Iranas. Ne tik tai padeda apginkluoti Rusiją, bet ir pardavinėja savo naftą iš esmės tik Kinijai, nes yra taikomas vakarų šalių sankcijos ir kitoms šalims į to daryti negali. Tai šito ketverto metamas iššūkis, aišku, kad yra veiksnys labai stipriai mus veikiantis. Antras iššūkis, jau mano irgi šiek tiek užsimintas, yra prekyba. Kadaise buvo laikai, kai žmonės manė, kad laisva prekyba yra gėris, nes tai kūrė abipusę naudą. Aš parduodu tau, tu perki iš manęs, aš perku iš tavęs, mes visi uždirbame ir gauname tai, ko norime. Šita idėja atrodo pasenusi. Dabar gyvename pasaulyje, kuriame vėl prekyba yra traktuojama per nulinę sumos žaidimą. Jeigu kažkas kažką gauna, vadinasi, kažkas kažką pralaimi. Ką tai reiškia? Yra prognozuojama, kad globalios prekybos dalis pasaulio BVP, kuris taip sparčiai augo ypatingai žlugus Sovietų sąjungai dėl mums savaime suprantamų priežasčių ir sukūrė iliuziją, kad mes gyvensime liberalios demokratijos ir laisvos prekybos eroje, po truputėlį yra kvestionuojama. Tikrai nežlugo, tikėkime, bet yra kvestionuojama.
Tai aišku, vėlgi, tokioms valstybėms kaip Lietuva, kurios 80% BVP yra tiesiogiai susijęs su eksportu, taip pat labai daug importuojančiai valstybei, tai turėtų kelti tam tikrų nuogastavimų. Kaip yra sakoma Europos Sąjungoje, tai kelia didelį susirūpinimą. Juo labiau, kad Donaldas Trumpas mano, kad yra vienas kriterijus, kuris yra teisingas ir reikalingas vertinti santykius su kitomis valstybėmis. Ir tas kriterijus yra prekybos balansas. Jeigu mes daugiau parduodame valstybei, kuri yra mūsų partnerė, tuomet yra puiku, nes ji daugiau perka iš mūsų, negu parduoda mums. Jeigu yra atvirkščiai, bėda. Tai šitas žemėlapis yra taikinys Donaldui Trumpui, nes kuo ryškesnė spalva, tuo blogesnė yra valstybė. Va, tuo daugiau jie eksportuoja Jungtinės valstijas ir tuo santykinai mažiau iš Jungtinių valstijų perka. Europoje turi bėdų Vokietija, Kinija be abejo, iš globalesnio konteksto vertinant, bet taip pat, kaip matome, ir kaimininės valstybės Kanada ir Meksika, kuriams Trumpas žadėjo pirmąją dieną įvesti 25% muitų tarifus, kol kas dar to nepadarė, bet galbūt padarys. Bet kuriuo atveju, kaip sakė Trumpas, muitai yra gražiausias žodis anglų kalbos žodyne, vėliau jį tiesa pataisė, sakė, kad vis tik reiktų įtraukti Dievą, religiją ir berods laisvę. Tada Trumpas sutiko, sako, gerai, tai 4. gražiausias žodis anglų kalbos žodyne yra muitai. Na tai vis tiek, top 5 muitai yra, vadinasi, tai bus jo vienas iš politikos motyvų. Kiek stipriai išreikštas, kiek absoliutus, o kiek segmentuotas ir nutaikytas į atskiras kategorijas, klausimas iš dalies filosofinis ir turbūt laikas parodys. Trečias aspektas – Europos saugumo architektūros aižinimas. Ir čia turime bėdų todėl, kad daug metų manėme, jog nebereikia apie tai apskritai galvoti. Viskas. Žlugus Sovietų sąjungai, liberali demokratija triumfavo, vadinasi, ką mes galime daryti? Mes galime kreipti dėmesį į kitus dalykus, prioritetus teikti kitoms sritims. Ir čia manau, kad yra iliustratyvus tą parodantis pavyzdys. Čia mes turime indeksą valstybių, kurios buvo NATO narės 90 metais Europoje, tai nėra Lietuvos, bet yra didžioji dalis vakarų šalių, ir to, kaip jos didino išlaidas socialiniams reikmėms, taip kaip augo BVP, maždaug 1,5 kartų šiek tiek daugiau, ir tai, kaip buvo vertinama gynyba, arba kiek skiriama lėšų gynybai. Tai ką iš esmės matome, po 90-ųjų gynybai buvo skiriama vis mažiau, ir tik iš esmės praėjusiais metais sugrįžome į 90-ųjų metų lygį. Vėlgi priminsiu, akumuliacinis efektas turi labai stiprų vaidmenį, todėl kad daug metų neskyrus, 1 metus skirti daug neužtenka. Prioritetai buvo kiti, juos apsukti aukštyn kojomis bus sunku. Dar ir todėl, kad, aišku, ekonominė situacija, kurią ką tik minėjau, yra sudėtinga, dar ir todėl, kad mums vis labiau tą sunkina veikėjai, kurie nenori, kad vakarų šalis augtų. Vadinasi, iššūkis tą pakeisti bus tikrai labai didelis ir aiškaus sprendimo rakto, kaip tą padaryti, nėra. Bet akivaizdu, kad vadovautis ankstesnė teze, kad mes čia Europoje galim skirti lėšas ligoninėms, mokykloms, keliams ir kitiems geriems dalykams, jinai nebegali būti pagrįsta lūkesčiu, kad visas kitas mūsų problemas išspręs Jungtinės valstijos. Ir ne tik dėl politikos, ne tik dėl Donaldo Trumpo, bet ir dėl fiskalinių priežasčių. Yra istorikas Neilas Fergusonas, kuris yra sukūręs taisyklę, kurią pavadino Fergusono taisyklę, savo vardu pavadino ją, bet jos esmė yra gana paprasta. Jisai sako, žvelgiant į istoriją, vertinant tokias imperijas kaip Habsburgų imperija ar Ispanijos imperija ar kitos, mes galime pastebėti tendenciją, kad jų silpnėjimo vienas iš indikatorių buvo tai, kad skolos aptarnavimo kaštai pradėdavo lenkti lėšas skiriamas gynybai. Jos pasiekdavo tokį tašką, kai prasiskolindavo tiek, kad aptarnauti skolą kainuodavo brangiau, negu jos galėdavo skirti gynybai. Ir pastebi jisai, 2024 metais Jungtinės valstijos pirmą kartą skolos aptarnavimui išleido daugiau negu gynybai. 37% pasaulio gynybos išlaidų, priminsiu, ką rodžiau šiek tiek anksčiau, tai yra maždaug 900 milijardų dolerių, bet pernai skola kainavo amerikiečiams brangiau. Problema yra ir tai, jog šios projekcijos iš Kongreso tyrimų biuro rodo, kad tendencija nesikeis. Priešingai, jeigu nebus priimami sprendimai, taupyti arba keisti biudžeto surinkimo procesą ir išlaidų dydį, tuomet situacija tik tai blogės. Vadinasi, gynybos išlaidų didėjimo perspektyva mažės. Vadinasi, reikės dar geriau prioritetizuoti dalykus. O kadangi prioritetas Jungtinėms valstijoms yra aiškiai
Azijoje Kinija yra numeris 1 veiksnys, ten yra metami visi resursai, mes negalime tikėtis, kad liks ir kitiems, arba liks bent jau tiek, kiek mes norime, kad liktų. Gera to iliustracija, paverčiant visą tai, ką rodau čia skaičiais, šaltojo karo metais nuo 62 iki 89 vidutiniškai Jungtinių valstijų gynybos išlaidos siekia maždaug 6% BVP. Dabar tik apie 3%. Skolos aptarnavimas tam pačiam laikotarpiu kainuodavo maždaug 3%. Skolos aptarnavimas buvo 3% BVP, toks buvo vidurkis. Dvigubai daugiau gynybai negu skolai. Dabar situacija gali apsiversti aukštyn kojom. Prognozija yra, kad maždaug 50 metais tas santykis bus atvirkščias. Apie 2,5% gynybai ir gerokai didesnis skolos aptarnavimas. Kitaip tariant, vėlgi, iliuzija ir lūkestis, kad vis tiek amerikiečiai ateis ir apgins, jeigu ką, turi bėdų. Ir net nesvarbu, kas tuo metu bus Baltuosiuose rūmuose, nes tas žmogus bus apribotas galimybių ir realių veiksnių. Bet kad pesimizmas nevirstų save išpildančią pranašystę, norėčiau pabaigti vis tiek keliais pozityvesniais veiksniais. Nes įsitikindami, kad mes esame silpni, pažeidžiami ir kad mus tikrai jau kažkas tuoj paims kabutėse, turbūt tą sustipriname kaip perspektyvą. Turime matyti ir pozityvą. Pirmas pozityvas – bundanti Europa. Tikiuosi bundanti, gal reikėjo kaip klaustuko pabaigoje tezės, bet vis tik tai ES yra veikėjas. Kai kalbam ne apie atskirą šalis, apie ES, tai yra veikėjas. Sakiau, kad Jungtinės valstijos sudaro 26% pasaulio BVP, ES 17% pasaulio BVP. Tai yra daug. Pridėkim dar Britus, bus ir dar daugiau. Britai gal nelabai nori būti pridėti, bet vis tiek pridėkim, kad statistika geriau atrodytų. Tai yra veiksnys, kurį mes kartais pamirštame arba ne iki galo išnaudojame. 450 milijonų rinka yra veiksnys, turtinga rinka. 1,5 trilijono siekiančios priekybos apimtys su Jungtinėmis valstijomis yra veiksnys. Kodėl šiandien ES ir Jungtinių valstijų santykiai yra apibrėžiami per gynybos išlaidų statistinį veiksnį? Visi žinom, Europa neskiria pakankamai gynybai. O kodėl mes nepamirštame, arba tiksliau pamirštame, kad 1,5 trilijono siekia prekybos apimtis. 10 milijonų darbo vietų ES ir Jungtinėse valstijose yra tiesiogiai susietos su prekybiniais ryšiais. Jungtinių valstijų kapitalo Europoje yra 4 kartus daugiau negu Indijos ir Ramiojo vandenyno regione. Žinot, kaip yra sakoma, kam Jungtinės valstijos turi savo kariuomenę tam, kad apgintų savo kapitalą. Tai jo daugiausiai yra Europoje. Bet to naratyvę mes negirdime to kaip argumento, kodėl Europa yra svarbi. Reikėtų tą priminti. Galbūt Trumpas gali bent jau mus pabudinti. Kapitalo rinka, kodėl šiandien didžioji dalis Europos piliečių santaupų keliauja į Jungtinių valstijų rinkas. Kodėl mes neturime bendros ES kapitalo rinkos? Galbūt reikėtų ją sukurti. Idėja nėra nauja ir ją vėl kelia Europos komisijos vadovė. Galbūt Trumpas bus paskata ją įgyvendinti. Gynyba. Mes negalim skirti gynybai pavieniui tiek, kiek reikėtų skirti, bet turėdami ES svorį galime galbūt pasiskolinti, galbūt panaudoti bendro biudžeto lėšas, kad bent jau trumpajame laikotarpyje išspręstume kai kurias savo problemas. Kam daryti tai pavieniui, jeigu galima ieškoti bendrų sprendimų, kurie būtų ir pigesni, ir bent jau potencialiai efektyvesni. Jo labiau, kad ir mūsų priešininkai yra pažeidžiami. Mes kai ką jau padarėme. Rusijos pagrindinis pajamų šaltinis be abejo yra nafta. Ir pirmosiomis karo dienomis, 22 metų rodikliai, ES kiekvieną dieną Rusijai po 700-800 milijonų eurų sumokėdavo. Už naftą, dujas ir netgi šiek tiek už anglį. Bet sugebėjom sumažinti šitą skaičių iki Vengrijos ir LNG ir dar kelių veiksnių. Sugebėjom tą padaryti. Taip, Kinija ir Indija ir Turkija perka dabar tą naftą ir dujas, kiekiai beveik nepakito, bet pajamų lygis sumažėjo. Kodėl? Todėl, kad Kinija nėra labdaros tiekėja. Ji nemoka tos kainos, kurią mokėtų normaliom sąlygom. Ir Kinija puikiai supranta, kad labai svarbi rinka Rusijai užsidarė, vadinasi, tai yra veikėjas, su kuriuo gali dėrėtis iš stipriojo pozicijos. Antras veiksnys, gal Trumpo nenuspėjimumas gali būti pliusas. Joe Bidenas turėjo privalumų, bet jis buvo labai nuspėjamas. Jis norėjo būti nuspėjamas. Jis sakė, ką darys ir ko nedarys. Kai tu esi JAV priešininkas ir tu žinai, kai prezidentas tau pasakys, kad tą darys, o to nedarys ir taip tikrai bus, be abejo, tu palengvini savo gyvenimą. Pavyzdžiui, kai Bidenas sako, mes tikrai nesiųsim karių į Ukrainą, Rusija gali daryti atitinkamas išvadas. Ar Trumpas nesiūs karių į Ukrainą? Nieks nežino.
Šiandien atrodo neįtikėtina, jeigu šiandien patvirtins, paaiškinsim, kodėl tai yra logiška. Tiesiog taip yra. Jis nėra labai nuoseklus žmogus. Jis sakė užbaninti TikToką. Dabar sako, nebebaninti TikToko. Ar tai nuvylė jo rėmėjus? Ne, nenuvylė. Jie iš pradžių norėjo užbaninti TikToką. Trumpas pasakė, kad nebereikia užbaninti TikToko. Jie sako, nereikia užbaninti TikToko. Tame nereikia sekti logikos ar nuoseklumo, ieškoti to, kas galėtų mums leisti nuspėti jo veiksmus. Didžiąja dalim tie veiksmai yra sunkiai nuspėjami, bet tai yra galvos skausmas. Trumpas nesėdi Putino kišeniai ir tai reiškia, kad Kremliuje jie daug galvoja apie tai, ką galvoja Trumpas. Bet tas svarstymas nėra daug kokybiškesnis negu kokioje nors Europos šalyje ar nuspėjamesnis. Ir paskutinis dalykas, Ukraina visai neseniai šita valstybė buvo atvirai prorusiška, norinti būti arti Rusijos, nes tai yra naudinga ir nematanti perspektyvų vakaruose. Dabar turime sužeistą, kraujuojančią, ateityje tikėsimės nebekraujuojančią, bet vis dar randų turinčią stiprią valstybę, kuri yra kaip niekad provakarietiška. Tai yra didžiulė galimybė, kurią taip pat galima išnaudoti ir panaudoti. Ačiū labai uždėmesi. Pasidalinkim. Turim galimybę kokiem 3 klausimam, bet aš 4 kaip įvadą. Nežinau, šiandien nesiekiau nei kiek žiniasklaidos, bet Europos komisija turi pristatyti savo planus, ar ne? Naujas Europos parlamentas, nauja komisija. Kaip ji, nežinau, ar pats turit įžvalgų, kaip jie atlieps tai, ką jūs kalbat ir ko jūs tikitės iš Europos vadovybės? Tikimės, aišku, daug, bet tuo pačiu suprantam, kad ES vadovybė yra susaistyta su nacionalinėmis sostinėmis. Šiandien ES priimti sprendimus nukreiptus į ateitį yra iš esmės neįmanoma, vien dėl elementarios priežasties Vokietijoje vyksta rinkimai. Be Vokietijos priimti toli siekiančius sprendimus bus sunku. Vadinasi, mums vis tiek reikės sulaukti tų rinkimų rezultatų, o tada po vienų rinkimų ateina kiti rinkimai ir mes visada gyvenam tokiam tarpsnyje, kuriame tarsi nieko negalima padaryti. Aš norėčiau tikėti, kad, kaip ir minėjau savo pristatymo metu, Trumpas yra veiksnys, kuris paskatins Europą veikti kaip Europą. Tai nereiškia kurti federalinę valstybę, bet tai reiškia geriau išnaudoti instrumentus, kuriuos mes galim naudoti bendrai tam, kad pasiektume bendrų tikslų. Ir šiaip vienas iš iššūkių, kurį tikrai šiandien turbūt labiausiai svarsto ES lyderiai, pats buvau praeitą savaitę keliose šalyse ir tikrai tos diskusijos yra labai karštos, yra net ne Ukraina, o Danija ir Grenlandija. Niuansų ten yra, labai didelių niuansų. Tas pokalbis, kuris vyko tarp Danijos premjerės ir JAV prezidento, man keli šaltiniai pavadino tai teroru. Tai pradėkim nuo to. Tai būtų gera pradžia, jeigu ES turėtų bendrą poziciją šituo klausimu. Ją daug maž turi, bet akivaizdu, kad net ir šitoje situacijoje yra valstybių, kurios bus linkusios reaguoti ramiau, ieškoti konsensuso ir panašiai. Ir aišku, tai įgalina, kad ir mūsų sąjungininkai Jungtinės valstijas ir parodo, kad net ir tokiais atvejais mes nelabai galim susitarti. Bet iš praktinių veiksmų, aš sakyčiau, bendra kapitalo rinka yra labai svarbus dalykas, nes mums to labai trūksta ir nuo to atsispiria viskas, pramonė ir panašiai. Lygiai taip pat ir su gynybos politika. Andrius Kubilius yra, kaip žinot, gynybos sekretorius, jis toks labiau kūrėjas, neturintis formalios daug galios, bet aš manau, kad yra pakankamas apetitas suprasti, jog vėlgi nacionalinės valstybės biudžeto gynybos nepadidins. Prancūzijoje biudžeto BVP deficitas 6%. Nėra jokios galimybės didinti gynybos išlaidas. Niekaip to nepadarys. Bet jeigu kalbėtume apie 500 milijardų eurų, kurie galėtų būti panaudojami panašiai kaip pandemijos gelbėjimo fondas kadaise, galbūt tai galėtų suveikti. Jeigu, aišku, mes tuo pačiu tas išlaidas sugebėsim naudoti efektyviau. Dabar vyksta kova tarp valstybių dėl nacionalinio lygmens interesų. Lietuva perka ratuotas priemonės, Latvija perka vikšrinės priemonės, mes net tokio lygio nesugebam susiderinti. Tai aišku, kol išlaidos bus taškomos vien dėl tokių nesuderinamumų, tol tas bendras pinigų kapšas savaime visko nepakeis. Bet vėlgi, prie Kamalos Haris judėti šitą linkmę būtų buvo daug sunkiau, nors bendros tendencijos būtų tos pačios. Trumpas bent jau pabudina
išjudina šiek tiek Briuselį, kažkiek ir tikiuosi, kad tai lems sprendimus. Čia labai geras klausimas ir aš sakyčiau, mes tikrai neturėtume nuvertinti tų skirčių, kurios egzistuoja tarp tų valstybių, ką šiek tiek ir užsiminiau prezentacijos metu, nes net jeigu ir Xi Jinpingas su Putinu labai gerai sutarė, jie ir bendraamžiai yra, ir ideologija jų panašu yra labai ta pati, o jinai pirmiausia yra mes nekenčiam Amerikos, tai čia tas vienintis veiksnys, jungiantis juos. Ir jis nebūtinai savaime toks turėtų būti tarp Rusijos ir Kinijos kelių dešimtmečių perspektyvoje. Jis turėtų priminti mums, kad jeigu mes sudedam juos į vieną skaidrę, tai dar nereiškia, kad galime tai lyginti, pavyzdžiui, su NATO valstybėmis ir NATO solidarumu. Tai yra kažkas daugiau, nes jas vienyje pirmiausiai pragmatinis interesas. NATO valstybės bent jau teoriškai turėtų vienyti ES valstybės, kas daugiau negu vien pragmatinį interesą. Ir didžiąja dalim taip ir yra. Dėl to ta partnerystė yra stabili ir jos nereikia atnaujinti su kiekviena nauja vyriausybė. Jis tęsiasi daug dešimtmečių, nors vyriausybės keičiasi ir vyksta rinkiminiai ciklai ir panašiai. Su Rusija ir Kinija, aišku, kad ta situacija, dingus bent vienam iš lyderių, jinai turėtų pasikeisti. Ar Kinijos tikslas yra absorbuoti Rusiją? Sunku pasakyti, sunku absorbuoti tokį didelį veikėją, pirmiausiai teritorinę prasme. Bet kad Rusijos nacionalistų tarpe jau ir prieš 10 metų buvo labai didelis nerimas dėl to, kad auga šalia mūsų veikėjas, kuris turi 10 kartų daugiau gyventojų ir 10 kartų didesnę ekonomiką, ir kuris yra augimo trajektorijoje, kai mes tuo tarpu žemėjimo trajektorijoje, ir kad tai nėra galimybė, o tai yra pirmiausiai grėsmė, tai yra akivaizdu, ir kad tai niekur nedingo lygiai taip pat yra akivaizdu, tai yra pastumta šiek tiek po kilimu, bet turi daugybę formų, kuriamis gali pasireikšti kaip problema. Tai kol kas mes tą matom kaip galimybę, kitaip tariant, ieškoti tų skirčių ir bandyti jas stiprinti, nes kuo jų yra mažiau arba kuo jos mažiau išreikštos, tuo mes patiriam daugiau kaštų, pavyzdžiui, dėl apeinamų sankcijų. Bet tuo pačiu mes matom, kad Kinijai yra labai svarbu vakarai. Nėra geresnio veiksnio Kinijai negu priminti, kad jeigu jūs darysit kažką, jūs prarasit prieimą prie vakarų rinkų. Prisiminkit, kokiais 22 ar 3 metais amerikiečiai pasakė Kinijai, jūs negalite siųsti letalinės ginkluotės į Rusiją. Darykit viską iki tos ribos, kai siūsit letalinę ginkluotę. Iki šiol nėra letalinė ginkluotė siunčiama iš Kinijos Rusijai. Nėra. Viską siunčia iki tos ribos. Tai, kas naudojama karo pramoniai, tai, kas naudojama ginkluose, čipai ir kiti labai svarbus dalykai, bet Amerika nubrėžė labai aukštą ribą. Nesiųskit tankų, nesiųskit kitų šaudmenų. Ir nesiunčia. Kodėl? Todėl, kad svarbiausi prekybos partneriai Kinijai yra JAV ir ES. Rusija su visa derama pagarba yra Kanados dydžio valstybė. Su visa pagarba, tai čia labiau kabutėse, bet yra Kanados dydžio ekonomika. Ir jinai niekada nebus didesnė ekonomika, bent jau kol ją valdys tokie vadai. Kinija tą supranta. Kinija nepasirašo antro dujotiekio su Rusija statybų sutarties. Kodėl? Todėl, kad žino, kad po 2 metų dar geresnėmis sąlygomis ją pasirašys. Nes Rusija nestiprėja, Rusija neauga, Gazpromas neskaičiuoja rekordinių pelnų, net ir oficialius duomenys vertinant. Tai yra silpstantis veikėjas. Ir kažkada tos įtampos iš Rusijos pusės turi pasireikšti, nes jinai nenorės būti mažesnysis brolis. Paskutinis trumpas klausimas, jeigu yra, ar po aplodismentų? Ačiū labai. Net mikrofonai pavargo šiandien. Aš esu vienintelis, kuris liko tarp jūsų ir vakarienės. Tai turbūt logiška būtų ilgai netempti, nes aš tikiu, kad jinai jau paruošta. O jeigu rimtai, tai viena svarbi žinutė. Le Bohème, senamiestis, netoli krašto apsaugos ministerijos, nuo 8, o gal ir galima ir šiek tiek anksčiau. Susitikimo vieta šį vakarą, kam dar neatsibodo bendrauti. Labai tikiuosi, kad mes ten ne dviese su Arnu būsim.
Tai tikrai labai nuoširdžiai kviečiu pratęsti dar tą vakarą prie vyno ar kažko kito taurės. Na ir turbūt apibendrinimui laikas. Nežinau kaip jum, man buvo intensyvi diena, bet tikrai gera diena. Tai, kad salė iš esmės yra panašaus dydžio, vertinu, kad renginys pavyko. Pagal tas šypsenas, kurias mačiau dienos metu, galvoju, kad tinkamą ir gerą atmosferą irgi pavyko sukurti. Turinys, nemačiau jo viso, turbūt nei vienas iš mūsų jo viso nepamatėm, galėsim peržiūrėti įrašus, bet vėlgi, man atrodo, kad salės buvo pilnos, kai kuriuose net ir tilpti buvo sunku, tai lyg ir daro įspūdį, kad temos buvo geros. Ar išeinam įkvėpti, ar su nerimu, ar su galimybėm, ar grėsmėm, suprantu, kad čia šitoj vietoj atsakymų norėjosi daugiau, negu jų gavom. Ir, nežinau, leisiu turbūt tai paprastai pasakyti. Kaip sektorius, kaip asociacija, keletą metų turbūt labai nuosekliai dirbom ir kas kelininkams nėra taip jau neįprasta, kalėm kažkokius kuoliukus, gaireles, žymėjome būsimo kelio kontūrus. Norėtųsi, kad tas kelias jau matytųsi, norėtųsi, kad tie 25 metai ir, nežinau, Mariaus buvusi prezentacija su finansais būtų aiški, žinotume, kad dar pirmą ketvirtį bus paskelbta tiek konkursų, tiek grant projektų, tiek tiltų, tiek einamojo remonto, tiek to. Akivaizdu, kad šiandien to nėra. Iš kitos pusės, norint pasiekti rezultatą, reikia būti realistais. Ir kad ir vėl optimistiškai norisi, bet realistiškai aš suprantu ir tą patį ministrą, kuris šiandien čia buvo. Dar nėra 2 mėnesių, man atrodo, jeigu teisingai suskaičiuoju, 1,5 mėnesio. Ir, na vėlgi, sukramtyti visą susisiekimo ministerijos portfelį, apžioti tą visą dramblį, per tiek laiko turbūt ir kiekvienam iš mūsų būtų labai rimtas iššūkis. Tai aš labai tikiuosi, kad ta intencija, kurią galėjom išgirsti, ir tas tam tikrą prasme pažadas arba ambicija nekartoti tos pačios dainelės arba tų pačių darysim, galvosim po metų, yra tai, ką mes pamatysim artimiausių metų. Suprantu, kad tai vėlgi ne optimizmas, o ne tai, ko norėtųsi, bet iš kitos pusės vėl grįžtų prie pradžios, ar ne? Tai gairelių mes visi kartu įkariam daug ir tas kelias tikrai yra pažymėtas. Reikia eiti ir padaryti iki galo ir viskas bus gerai. Nežinau, ar gavosi optimistiškai, bet dėkoju Jums už renginį, dėkoju, kad Jūsų buvo čia tiek daug. Labai tikiuosi, kad šita graži tradicija įsicementuoja ar įsiasfaltuoja. Ačiū!